Taigi, ar yra iš manęs kurti ligonį 100% kontrolės? Tokios teisės nesuteikia Jurbarko policija, kur aš dirbu. O šitos visos einančios parduot sąžinę. Tai netgi ne vienas psichopatas, teroristas apsimetęs arabų, tai žydų chunta. Jurbarke kurianti visuomenės kontrolę. Kokią kontrolę gali turėti religija, kuri visam pasauliui yra baisus supratimas, kai prie to prisilietė asmeniškai. Žmonės tampa dvasiniais žaizdotais sielų ligoniais. Ar aš esu 100% nepakaltinama, matyt, aš net aš neku, ką politika šnekantis. Ne? Ar iš tikrųjų 100% tos atliekusios žydelkos ieškot, kaip šitą nuosavybę išpartalinti, reiškia, man 3 dienos po operacijos Kauno klinikose. Aiškinančius, tai ko neateina? Ar tai tikrai dvasiniai ligoniai žydai esantis beprasmiuose neapykantos karuose prieš žmonės, kurios bando padaryti ligoniais, kaip Hitleris buvo ligonis. Nes tai mes, akivaizdžiai matom, Čaplinas buvo tas, kuris įkūręs. Kol žmogaus siela pasidarė visiškų kankinių, tada jisai tos bjaurybės suėdės. Kaip laukiniai gamtoj gali žmonės būti saugus? Kaip vaikai gali būti žudomi kasdien skūras lupant? Ir šitas kaimas tylėti, laukti, kol Kristina ateisianti su karalystės, tada vidurinė baigsianti vakariniai. Jurbarko. Kaip gali vadintis psichinė kontrolė? Paprastai. Ligonio kūrimas su greitosiam, su sos tarnybom, jos visos varančios, reiškia, greitį iš tavo širdies, reiškia. Ir tu tada, reiškia, žiūri, reiškia, ir tiesiog jautiesi tarsi suparalyžuotas tos kontrolės ir baimės. Paskui tiek vaistų atpompuojat, vėl kitą dieną. Iš naujo gyvenu. Bet kaipgi Danija sako pareiga virtualios teisėjos Kauno, reiškia, kaukia Lietuvoje sukurtos Facebooko pasibaigusios atramos. Kaipgi tu kalbi, kas yra žydai, kaip jie nusideda. Būtent. Iki šiol žydų pasaulis supranta Gazoje, kad ten SSR, mes turim savo rinką, turim savo pardavimus, įbauginimus, psichinių ligonių rinką, reiškia, kur ką reiškia apgaut, kur kokią aferą suvaryti ir aiškint, šitokius pinigus iš bobutės pavogė aferistai. Jie buvo atėję į jos namus pavoginėti. Policija. Ar tu ligonis didesnis už slaptą, reiškia, milicijos darbą? Ar jūs išprotėję milicijos darbą dirbat komandinės visuomenės nusikaltėlių žydų? Nes tie savo, reiškia, atbaigė visas kankinimo aukas ant kryžiaus Prancūzijoje. Va šitokie yra bepročiai Lietuvoje ligoniai. Ar jie gali būti diskriminuojami kaip kaliniai? Ne. Kaliniai negali būti diskriminuoti atseit, nes jie meluoja tam, kad vėl grįžti į kalėjimą.
Nes jie benamiai, einantys į televiziją vaidinti kito žmogaus. Su SD kortelė nufilmuota savo įvaizdį sukurta iš gazos. Su dirbtiniu intelektu. Tai kaip jums atrodo teisėta kalbėti, kad pasaulis darosi ją ligonį? O šitie galvoje tampa kunigaikščiais. What a fucking kunigaikštis gali būti pliušinis žaislas interaktyvus, kurie galvoja, kad jie sužaidžia su mano vaikais kaip su pliušiniai žaislai žmogžudysčių pasaulį. Nėra tam teisės vaidinti psichopatą 0-1 ir jo gniaužtus. Jokiuose valstybinėse įstaigose.